Tai gerai, kad nelyja šiandien. Labuka. Labutis. Atsvėkit, kur esam. Don Simon pizzerijoje. Tai šiaip labai norėtumėm aplinką parodyti, nes dėl to taip susivėlinam, nes lyja labai stipriai. Nu, lyja vis dar, bet vis tiek sėdim laukia. Nusipirkom laikiklį, bet sulaužiau ką tik. Ai, Ir nepavyko. Visiškai. Bet viskas gerai. Valgom. Žiauriai valgom. Čia 4 metų laikų, čia neturėjo taip atrodyti. Jinai nesulaukė laivo ir pradėjo valgyti be laivo. Nes, nu, žiauriai skaniai atrodė. Tai žodžiu, dėl to, kad nesimato maisto. Aš esu kalta, nes aš sulaužiau. Dabar kitas dalykas. Mes nesuprantam laiko. Nu, ta prasme, kaip jis greit bėga. Tai nusistatysim žadintuvą po 10 minučių, kada baigsim laivą. Ir kad ir ką šnekėtumėm, tai jisai baigsis po 10 minučių. Tai žiūrėsim, kaip 10 minučių atrodo. Taip. Nu, tipo, jaučias kaip pusę valandos, o atrodo, vat, jo. Dovilė visą laiką labai bijojo, kas bus žiemą, kai mums reikės eiti į vidų. Va, norėjau, kad maistas matytųsi, tai gerai, tegu matosi. Man tai normaliai. Ir sulaukiam to momento, nes žiauriai lyjo ir visi subėgo į vidų ir viską šlapė ir aš atsisėdau žiauriai šlapę kėdę. Bet ko nepadarysi dėl laivo ir dėl to gėdos jausmo. Nu, kur buvo gėda? Nu, nesakyk, buvo gėda viduj prie visų. Ne tai, kad gėda. Aš žinok, nevadinčiau tą gėdą. Man tai čia toksai labiau būna, nu, tipo, atėjo žmonės ramiai po darbo pabūt, o mes žvengiam. Nu, kaip ir tau, ne faina, kai kiti. Man tai faina, bet niekas niekada taip nedaro. Nu, šiaip jo, aš iš tikrųjų dabar pagalvojau, kad irgi nesu papuolus į tokią situaciją. Aš tai norėčiau tada ir kartu pažvengti, nu, tipo, o tai iš ko juokiate? Jo, nes kažkokio heito susilaukiam. Aš dabar nežinau, man tai gal tu norėtum papasakoti savo idėją su komentarais gerais. Mes apie tą no hate, kad tipo happy places, nu kaip, čia mes pozityvą skleidžiam. Tai Monika turi super idėją. Užsirašiau telefoną ir dabar negaliu pažiūrėti. Vietoj, žinau, vietoj... Neatsimenu, kaip vadinasi. Vietoj komentaro. Ne, vietoj heito. Ne. Vietoj pykčio. Būk geras, gal kažkas. Nu tai gal ne apie tai, gal apie tai, kodėl atėjom čia. Kiekvieną sekmadienį vieną kartą padarėm išimtį, bet sakėm, daugiau taip nedarysim, nors dabar papasakosim apie Dovilės planus. Vėl gal viskas bus kitaip. Vienu žodžiu, kiekvieną sekmadienį balsavimas, iš 2 vietų rinkomės ir jau dieną sakėm, kad į Holy Donut einam ir kažkaip įdienojus į vietą. Man atrodo, iki to, kol sudaužysim visai telefoną. Įdienojus įvyko perversmas. Kad nebūtų vaiduoklio. Pavyko pasakyti. Ir bet dabar mes jau buvom susitarę. Mes jau buvom susitarę laiko, kada susitinkam. Dėkui. Perkūnas užpyko. Užpyko. Bet mes atsiprašysim ir nieko. Tai jau mes buvom sugalvoję, jau, ne tai, kad sugalvoję, nusprendę, kad jau viskas Holy Donut laimėjo, bet tada Don Simon Pizzos namai palaikino mūsų komentarą ir kažkaip taip gavosi random naujų komentarų, kada dėkite Don Simoną ir laimėjo ant 2 taškų. Nes šiaip kalbėjom su Monse, kad valgiam pizzų pastaruoju metu, tai nelabai galvojam gal per daug jau. Bet ne per daug kertam, ta prasme, kertam žiauriai gerai eina. Geriausias dalykas šiose pizzose aš dabar atpjausiu iš viduriuko. Aš iš visų ranką paimsiu, nes jos yra tokio planumo. O geras, aš net nematau, o gerai, nes aš galvau. Nes va tokio planumo. Net nesilaiko, viskas linksta. Tai va, atėjom čia, bet dabar Dovilė tavo planai ir Dovilė išvažiuoja. Ai, kitą pirmadienį bus dar viskas gerai. Paskui bus nebegerai. Dovilė išvažiuoja į lyderių inkubatorių. Nu, mes kai pirmą kartą laivą darėm, tai net nepagalvom, kad čia laivą darysim, šiaip susitikom pavalgyti. Ir tada nusprendėm, kad kiekvieną pirmadienį, bet nepagalvom, kad mes ne kiekvieną pirmadienį esam Vilniui. Pala, noriu tiesiog parodyti. Monse pagalvojo, kad pizza nesušleptų, reikia užkloti, tai va vėjelis ir užklojo. Ai, ir šiaip galiu biškai parodyti, kaip čia dabar lyja ir baisu yra. Jo, gal matė dar Facebook'e pas mane anketoj, bet maždaug va tai, va viskas plaukia. Kemščių kol nieks nemato. Pilna furna. Pala, va dabar jau nebejuda. Tai va,
Antras geras dalykas yra su picom, bet čia beveik visom, kad galima valgyti rankom. Nu, aš nežinau kodėl, bet yra daug skaniau, kai valgai rankom. Bet kai tu tiek šneki, tai tu pamiršti valgyti. Ai, nu tai gerai, supratau, užuomina tylio. Eteris tavo. Nieko, labai faina, labai smagu, labai geras pirmadienis. Dėl Labai- lauko ir vidaus skirtumų galim papasakot. Bet tai mes šnekėjom maždaug po tai, kad... Apie ką? Nu tai viską, va taip, kad šnekžėjom, nieks nesigirdė. O laukia galim šnekėti normaliai. Ne. Pala biškai šilda už kadro. Lys, kad gal. Ai, dar buvo kitas klausimas. Nežinau, ar jūs žinot, bet kai eini į Don Simon, šalia yra sushi stop. Tai jie taip draugauja stipriai, kad tu gali ateiti picų, bet valgyti sushi. Tai ir galvojam, ar čia būtų blogai, jeigu atėjom į Don Simon namus, bet nevalgom picas. Bet nieko, perskaitėm, tai taip nusprendėm, kad gal šitas geriau variantas yra. Šį kartą taip. Ir dar šiaip yra atsidarius Gedo prospekte. Visai pameluosiu, jeigu pasakysiu, kad neseniai, nes nežinau kada, bet man atrodo, kad neseniai, nes aš visada atvarau čia į Žvėryną, Kęstučio PM2. Dėl to, kad nėra kur Arba parkuoti. 25. Tu gerai, aš čia nekraunu, nu, bet pats faktas tenais nelabai yra kur sakyti. Čia visada yra kur pasiparkuoti. O šiaip Žvėrynas turi tokią fainą aurą. Ir turi gal kiek čia kavinių 3, nu, bet tokias, nu, gerai nereklamuoti. Nu, galim pareklamuoti, kad nors Galim. nueisim į verandą, nueisim, jeigu nebuvo. Priešais yra veranda, vaikų friendly. Jo, reikia, ai, aš norėjau sakyti, Vaikams yra faina supinė tokia padaryta. Vasara lauke. Ir šiaip, kai pas močiutę atvažiuoji ir ten, nu, A, matai, kad kas nors taip valgytų, tai va, pala. Kaip aš valgytų. pamiršau, kad reikia atsipjau. Kaip kokią kodletą. Ir tai tokį. Aš noriu paliesti tą kiaušinį, galiu. Nori aš tau atiduosiu artišoką? O tu nemėgsti? Nelabai. Nu gerai, atiduok. Duok, aš jį paliek pasiimsiu kaip gėlę. Man atidavė artišoką. Nu toks, aš paragavau prieš tai ir susiraugiau. Kodėl? Nelabai skanus. Man taip visai nieko. Man tai nelabai. Toks labai geras užkanis būtų prie vyno. Žodžiu, šį savaitgalį buvom nenamie ir kiekvieną pirmadienį, kai būni nenamie, tai aš savo pažadu, kad nu, nuo pirmadienio tai jau vėl dabar detox Monday, ten kefyrą gersiu, tai šį kartą neišėjo. Man atrodo, bet kokiu atveju būtų neišėję. Nebent mes galim kokį nors sekmadienį duoti balsuoti labai healthy places kažkokius. Kokį? Nežinau. Taip, kai manęs klausia, kur skaniai ir sveikai pavalgyti, tai ir dar jeigu vegetariškai, ir dar koks nors ten, nežinau, po sporto, tai namie. Ne, nu, sorry, bet... No. Ai, Baltymo. nors vieną kartą dietologė tokį fainą tipsą pasakė, kur aš pati buvau nesugalvoju, sako, kai perkat salotas, tai visą laiką paprašykit padažo į šalį. Ir sako, atkreipkite dėmesį, kiek jo mažai suvalgot. Ir aš negalėjau patikėti, neatsimenu, kokioje vietoje buvau, bet atneša ten to padažo. Nu ir truputį pakibinėjau, bet dabar pilnai užteko ir liko beveik pilnas. Jo, geras, o kai ten išmozoja, tik va piano taip nedaryčiau, nes ten tas padažas yra gerai. Nes kažkaip po tą padažą su šaukštu valgyti nefainai. Gerai. Man tai fainai. Aš noriu, kad bėgtų padažas. Žiūri skanu. Tai va. Gimė policininkas. Iš kur tą bairį, žinai? Bet aš nežinau, jisai kažkoks man maroziškas, labai aš stengiuosi dažnai nesakyti, bet kažkaip nuo jo dažnai tai būna. Man per konferencinius pokalbius dažniausia, kai taip nutinka, nes tada bei kažką pasakyti, nes visi kažką bijo pasakyti ir kaip per tą žaidimą. Viską, ačiū. Jo, visko labai užtenka, dėkui labai. Papasakok apie Nebelyje. sudoku, kur sprendi darbe. Bullshit bingo? Bullshit bingo, atsiprašau. Bet lyg Viską suklydau ir viską atspėjau. Tai jeigu mes žaistumėm aliasą kartu, tai čia insane būtų. Lyg tyčia aš savaitgalį pasakojau apie bullshit bingo ir kai reikėjo bullshit žodžius vardinti ten sustainable, nes anglų kalba. Kas ten dar? Proactive. Nu ir panašiai žodžiu. Tai neatsiminiau tų visų žodžių ir paskui istoriją ir esminės dalies neturiu. Nu žodžiu, nueikit, galit pabandyti, šiaip žiauriai super. Bullshitbingo.com, man atrodo, gal net nesvarbu. Arba šiaip bullshit bingo template, gal kažkaip galima susirasti. Bet išsiverst reiktų gal į lietuvių kalbą, Jo. nes tenais, nu, tipo, proaktyvus, sustainable, tvarus, tokias Bet ką nesąmonės. sako per susirinkimus dažniausiai vadovai?
pasistengti, motyvuoti, Lyderystė. efektyviai, vadovauti, Nu, tipo, pabandyti. vadybininkas, vadybos rolas vadyba. Nu, nu, esminis momentas, kad kai visas užbraukai, ten žodį pasako, žodžiu, ir tu ten iš to savo bingo išbrauki. Pasakė žodį, išbrauki. Ir tada, kai jau visus išpildai, turi pradėti šaukti bullshit. Ir tada tu laimėtojas būni. Nu, žodžiu, susikrauni daiktus ir varai namo ir gali daugiau niekada nebeturi Aš norėjau tą patį. Ne, nu, šiaip reikia būti drąsiam, nepaisant to, kad, na, gerai, gal ir nereikia būti. Man atrodo, Dovilė jau per daug šneka, nes praktiškai nieko nebevalgo. Ai, čia 4 metų laikų pica ir aš iki galo nesuprantu, kuris metų laikas kam priklauso. Nes va dabar taip žiūri ir jeigu pačiai reiktų, nu tai kas čia? Kumpis, tai kaip... Žiema, nes papjauna žiemą. Aš norėjau, rudenį. o aš galvau, sakys, kad tipo kumpis, tai kaip būna žiema. Nu, vat kumpis, va toks. Ir toks kumpis ir šiaip žiemą. Jo. Pomidorai vasarą, Ai, o man o sako, jūros kodėl man... gėrybės pavasaris. Sako, nes kodėl eina mano žvejot. pica nepamaišyta, nes pas ją irgi taip gabalai sudėta, sako, galėtų būti pamaišyta, bet nebuvo. Nu, nesvarbu. Nu tai žodžiu, dėl to bullshit bingo, tai aš jau baigiau. Bet šiaip geras sutapimas, kad tu klausi tokių dalykų, kur vakar pasakojau, susiknisau ir tada dar namie buvau pagalvojus, kad reikia pažiūrėti, kaip jis iš tikrųjų atrodo. Nu, pas mus nevyksta, tai bet daug kur, man atrodo, pirmadieniais turi tokį susirinkimą, bent jau gydytojai kiekvieną dieną. O prie ko čia turi gydytojas? 5 minutes. Viskas! Nežinau. Alarmas. Pala, nesimato. Nu gerai, žodžiu, jisai skamba. Gerai, čia tą. Iki. Įsijungiam? Ne.